Taip, čia aš. Tikriausiai galvojate, kaip aš atsidūriau šioje situacijoje. Pats nesuprantu iki galo, bet galimai pasimatymas baigtas. Tai vat, šiaip esu vardu Vandeninis, bet daug kas mane vadina tiesiog Vandeniu. Noriu jums, mėly žiūrovai, parodyti savo dieną Vilniuje. Apkeliaujau visus pasaulio kampelius, bet mano sesė žemė vis pasakoja, kad čia visai švaru ir gera. Tad pažiūrėkime, kaip prie to prisideda patys gyventojai. Čia tas pats Petras iš šimtinio nenusisekusių pasimatymą. Pagalvojau, kad visai būtų smalsu jį pasiekti. O, bilietų kai dviems irklais per Atlantą. Deja, kino teatrą nelabai galiu užeiti. Ir parūkyt palikti neprašiau. O jeigu galvojate, kad čia kriokliukas, tai klystate. Čia dabar, besarmatis, į dešinę. Į dešinę. Į dešinę. Tirščiai. Kaulaukė mano veidu. Viena. Pasrunkėja mano išvalymas. Reikia daugiau energijos. Antra. Užkemša vamzdžius, kuriais keliauju. O dar mane bėgantį paliko. Nu, Petrai. Nors mūsų su Petru santykis nėra idealus. Bet va, pažiūrėkit, kaip gražiai tos gėlės žydi. Nu, gal šį kartą jam labiau pasiseks. Labas. Labas. Labas tavo. Tavo. Tai va, dabar, žinai, čia kartu striukę nusėmiau, nes filmas. Gėlės. Joms reikia vandens. Man rodosi pasimatymas baigtas. Jeigu išmoksite mane mylėti, gal rasite meilę ir sau.